Žodžiu, atvarėm jau į Kozamui su propeleriu. Žodžiu, aš nenufilmavau jums prieš tai, bet mes atskridom dabar į Kozamui su propeleriu. Lėktuvo, aišku, jis nebuvo kažkoks tai senas, vienas iš naujesnių, bet jis net neįsivaizduot, aš pirmą kartą skridau su propeleriu. Mūsų skrydis turėjo 55 minutės trukti, bet mes ore virš mūsų oro uosto Kozamui sukomės gal kokią 30 minučių pirmin atgal dėl oro, dėl to, kad čia dabar, va, kaip matot, lyja lietus. Ir labai aš bijojau, iš tikrųjų pradėjom ten turbulencijos visokios, mus užpuolė ir paskui, kai atskridom, kadangi tas nusilendimo takas buvo visas šlapias ir lyja lietus, turėjo jis labai smarkiai stabdyti, tai o Jėzaus, kas ten darys, nu, žodžiu, tokie išgyvenimai. Dėja, 2 dienas čia lys lietus, o mes būsim tik 3. Na, bet nieko tokio, nėra šalta, 28 laipsnių šilumos. Dabar einam iki vietos, kur mus turi paimti tokia moteris ir nuvežti iki mūsų butelį ir paskui parodysiu su mūsų butelį. Ai, va, pažiūrėkit. Stovi, va. Mano draugo vardas. Mes jau atkeliavom, labai lyja lietus, bet jūs tik pažiūrėkit, ta prasme, koks butas mūsų yra. Čia dabar labai lyja, tai aš turiu greitai praeiti. Žodžiu. Čia yra mūsų terasėlė. Pažiūrėkit. Oh my god, pažiūrėkit, mes prie pat jūros. Čia yra prie pat jūra, čia yra mūsų, va, mūsų virtuvė. O čia yra jūra. So, jetzt geht's los. Ah, ich habe falsche Richtung. So, jetzt aufmachen. Glaubst du eigentlich, dass du hier deinen Kaffee trinkst und hier ist mehr? Ist schon mal klar, das ist kein Tisch. Naja, leider. Tisch zusammenbauen. Vienu žodžiu, parodau iš karto, čia mūsų svetainėlė tokia mažytė. Süß. Ja, ich nehme das Zimmer natürlich. Warte mal, ich muss erstmal gucken, was... Ja, wir nehmen diesen Zimmer. Das ist unser Zimmer. Negaliu aš atsičiaupti. Pažiūrėk, mato kambarys. Čia yra, aišku, mato langas, tai čia eina į tokį kitą kiemą. Das hier ist Tisch. Ja, oder? Doch schon das. Ich guck mal später. Žodžiu, čia yra mūsų dušas, aišku, jisai nėra labai kažkoks tai ypatingas, čia tiesiog galima įsimaudyti. Interessante Dusche. Pažiūrėkit, mes sėdim ant mūsų paplūdimiuko mažiuko. Palmės. Aš jau noriu kai ką parodyti, mes esam vėl 7-Eleven, mes per dieną 30 kartų ten einam, tai vat. Ką galima čia padaryti? Pasiėmiau šitą becher, puodelį, prisivarai čia lietų. Tada nueini čia prie šaldytuvų. Pasiėmė, pavyzdžiui, šitą gėrimą, čia yra matcha oat milk. Ir pasiėmė, mes imam iš čia kokoso vandenį šitą ir paskui viską sumaišysim ir gersim. Topsai balę. Ir aš jums noriu dar vieną dalyką parodyti, nes čia yra tiek visko, jūs ten neįsivaizduojat, nu pavyzdžiui, aš nežinau, nuo ko pradėti, nes čia yra labai daug visko. Pavyzdžiui, panelėms, čia visokie kremai, va tai va supakuoti. Ir aš girdėjau, kad jie yra tikrai neblogi, šitie kremai. Paskui, aš net nežinau, čia yra visko, čia yra kosmetikos, lūpų balzamai visokie, o tokie mėly, faini. Ir jie labai nebrangus yra iš tikrųjų. Nu gerai, kainos nėra labai mažos, galiu pasakyti tokių dalykų, bet vis tiek jie yra labai faini. Va, pavyzdžiui, čia... Žodžiu, aš net nežinau, kas čia viskas yra vyrams, pavyzdžiui, įvairiausia kosmetika. Jie labai turi daug vyrams kosmetikos. Jo, aš jau keletą dalykų paėmiau ir dar ruošiuosi kai ką nupirkti. Nes aš čia vis
vis bandau surasti savo tinkamą lūpų balzamą arba lūpų blizgėsi kokį nors, bet niekaip kažkaip nerandu, nes visi man yra per ryškus. Čia galima net Maikė nusipirkti paprastus marškinėlius. Pažiūrėkit. Visko pilna, netgi vaikam yra skirtingų dalykų. Nu, žodžiu, gerai viskas, mano draugas, man atrodo, jau sakė kavos, jis pasiims normalios kavos, o aš pasiimsiu tos, kur pačiam reikia pasidaryti. Draugas dar pasiėmė čia karamelinės latė šaltos ir už visą šitą dalyką, už šitus dar produktėlius, nes pasiėmė savo bendradarbiam po vieną, sumokėm štai tiek pinigų. Ir čia yra vyfilis tas in euro? 7 eurai. Man žodžiu, už šitą padelį, už šitus dalykus, už tos produktėlius ir už mano draugo šaltą karamelinę latė. Tai šitą latė. Die so viel reicht, glaube ich. Du kannst nachher noch mal reinmachen. Das umgekehrt machen. Und dann ein bisschen noch das hier. Oh, sieht schon nicht schlecht aus. So machen. Lecker. Na ką, labas rytas. Aš jau įsimaudžius, pasiruošus, užsidėjau iš tikrųjų mūdomuką. Uždėjom tišaus maikutę, dėsiuos šortukus tokius treninginius, nes mes varysim su draugu vieni pusryčiauti. Matas nenori su mumis važiuoti. Kokie planai? Varysim su draugu pusryčiauti ir tada varysim tokį prekybos centrą. Nes šiandien yra paskutinė diena šitoj saloj. Kozamui, tai mes tiesiog norim nuvaryti dar iki centriuko ten pasižiūrėti ir galvoju, gal prikalbinsiu Matą. Pažiūrėkit, kur mes papuolėm. Va čia tai yra street food. Žodžiu, va čia tai street food. Oh my god. Čia yra visko, ko tik tai nori. Bėga. Kažkokias dešros mėsa. O, guck mal. Ich kann keine einzige Sache essen. Oh mein Gott, wie lecker das aussieht. Oh Gott, wie das aussieht. Ich kann das aber nicht essen. Ich bin schon so voll. Oh mein Gott, aš nežinau. Mes su Irhanu esame labai prisivalgę jau ir visiškai nieko nenorime iš tikrųjų valgyti, bet jūs tik pažiūrėkit tą prasme. Kas čia yra? Was ist das? Heilige Kanone. Oh, das kann man auch essen, oder was? Sticky Rice? Nein. Oh my god. Aš nežinau, iš kurios pusės jums čia filmuoti iš tikrųjų. Net nežinau, nuo ko pradėti. Makaronai. Oh my god. Nu, žodžiu, čia galėčiau filmuoti, bet pamečiau Irhaną. Galėčiau filmuoti valandą laiko, bet negaliu tiek daug filmuoti, tai gal jau ir nebefilmuosiu. Žiauriai didelis street food tas marketas. Pažiūrėkit, ten nesibaigia, nu žodžiu. Aš jau pradėjau valgyti, bet žinokit, pažiūrėkit, čia jau sakiau tokį dalyką, čia yra baltoji žuvis, man atrodo, tokios kaip baltosios žuvies salotos su mangu, su petražolėm, svogūnais. Ir jūs tik pažiūrėkit, kokioj mes čia vietoje esam. Šitas dalykas po kokių 3 kasinių man bloga biškai pasidarė, nes kažkokie keisti, nežinau, kažkas ten keisto yra, kad man iš tikrųjų nelabai patiko. Kava buvo šiek tiek per karti, ant pačio galo pasidarė ir
šiaip žiauriai yra gražu, bet aš turbūt čia nieko daugiau nebeužsakyčiau, nevalgyčiau. Pažiūrėkit. Bežionėlė. Wenn selbst die Mitarbeiterinnen hier anfangen zu filmen, dann ist das was Besonderes. Ja. Žodžiu, mes atvarėm dabar į nacionalinį parką čia į Koh Samui. Sind wir in Koh Phangan? Oh mein Gott, aš jau net nebežinau, kur mes esam. Aš sakau Koh Samui, mes esam pa Koh Phangan. Žodžiu, tai atvarėm į nacionalinį parką. Džiunglės, gyvūnai, ramybė. Tikiuosi nebus tiek daug turistų, nes iš tikrųjų visai neturi noro turistams, nors pati turistė esu. Tikiuosi, kad nebus daug žmonių, iš tikrųjų prie įėjimo nematėm, kad būtų daug žmonių. Čia galima iš tikrųjų maudytis, bet aš nepasiėmiau maudomuko, kas taip maustis nelabai galėsiu eiti. Čia vaikučiai laksto. Labai daug nenoriu filmuoti, nes žinokit, net nepradėjau iš tikrųjų redaguoti video, tai labai, iš jų pradėjau redaguoti video, bet reikia dar daug redaguoti, tai bus sunku turbūt man. Pažiūrėkit, kaip gražu. Žodžiu, mes tik grįžom iš miesto, mano draugui skauda galva, tai jis prigulė šiek tiek. Ir mes pasiėmėm skalbinius, tai įdėjau į tokį maišelį. Vakar pridavėm po pietų ir šiandien po pietų pasiėmėm. O čia koks užkabintas, žodžiu, lapelis, parašyta kiek kilų ir taip toliau. Ir labai fainai čia viskas sudėta, kvepia drabužiai. Nuo 3 iki 7 kg kainuoja 185 baht. Tai čia 5 eurai. 5 euro, oder? Cirka. So, wenn man übersetzt. Man atrodo, kad čia maždaug apie 5 eurus. Ir motyvą gražiai supakuoja. Pavyzdžiui, čia yra į maišelį labai gražiai sudėlioti tie drabužėliai. Jo, maždaug apie 5 eurus sumokėjom. Tai, nublema dabar netraukčiau, aišku, visų tų skalbinių netrauksiu, bet čia koinytės, trusikėliai, bikiniai, tokie maži drabužėliai supakuoti, o čia nais ir didesni, gražiai sulankstyti, tai žiūrėsim kaip išskalbė ir labai fainai. Nereikia net galvoti apie nieką, tau išskalbė už tokią kainą, drabužiai kvepia. Jo, bet mes čia vieną kartą tik tai skalbsimės, daugiau nesiskalbsim, nes tiesiog daug labai prisirinko, tai mes norėjom bent jau vieną kartą įsiskalbti, nes daug drabužių nepasiėmėm, tai reikėjo. O aš dabar pačilinsiu šiek tiek. Žodžiu, labas rytas. Šiandien yra 1 sausio. Turime 2026 metus ir aš su pižama varau pusryčiauti. Mano draugas iš tikrųjų jau labai seniai turi šitą idėją. Jis norėjo pas mus Vokietijoje šitą dalyką padaryti, bet pas mus būtų per ekstremalu. Tai naudojamės progą, kad esam Tailande. Nusipirkom abu Tailande tokias papigiai pižamas. Čia mano pižamėlė. Jisai turi labai panašią, bet tik tai su ilgom kelnėm, bet jos labai plonos, tai čia Tailandė. Nieko baisaus. Ir šiaip man iš tikrųjų labai mielas tos pižamos, bet aš tikrai nebūčiau pati sugalvojus varyti į miestą su jom. Bet kadangi mano draugas labai šito nori, tai mes važiuosim su motoroleriu dabar iki miesto su pižamom. Ir eisim pusryčiauti, gert kavos. Mano sūnus, jisai dar miega, jisai vėl nenori niekur su mumis eiti, bet gal šiandien kažkaip prikalbinsim su mumis kažkur tai nuvaryti, nors labai abejoju, ar jisai varys. Bet žiūrėsim, mes iš tikrųjų su pižamom tik tai papusryčiausim, paskui grįšim iš karto namo, persirengsim normalius drabužius ir žiūrėsim, ką mes šiandien veiksim. Atvarėm čia į tokį restoranėlį. Vadinasi, jeigu kas būsit Koh Phangan,
tikrai pasiūlyčiau čia atvaryti, nes, pavyzdžiui, va šitas bol, kur prieš tai, aš nufilmavau tik tai Instagram, tai jeigu norite pamatyti, kaip atrodo, pasiekite mane Instagrame, sakiau kavos, jūs net nežinot, kokių jie čia kavų turi, aš dar gyvenime nesu tokių kavų iš tikrųjų gėrusi, čia turi jie, aš sakiau, Tropical Fruit Ice Cafe, tai čia yra kokoso pienas, sumaišytas su ananaso sultimis ir espresso šotas ir štai tokį bol pasiėmiau ir jie visą laiką atneša ir dapila mums patys vandens. Mes turėjom patys susirašyti mūsų užsakymą ant tokio lapuko. Čia beje reikia, kai įeini į restoraną, nusimti batus. Nu, nereikia, bet šiaip yra, jie nusiema batus einant į restoraną. Čia yra tokia kaip pagarbos ženklas iš tikrųjų jiems. Tai mes su draugu basi čia sėdim ir iš viso visi žmonės čia, kur yra, tai pasisėdi. Mes kai ėjom į restoraną, mums iš karto plojo viena porelė iš Anglijos, pradėjo ploti, kad mes taip susiderinę esam. Tai vaikinukas sako, kieno čia idėja buvo, o čia mano draugo idėja iš tikrųjų nemano. Tai jo, tokie nuotykiai, tokie pusryčiai, beje, žiūri skanu, visi vaisiai buvo labai švieži. Kava labai skani, vienu žodžiu, kas būsite Kopenhagen, atvarykite šitą restoraną būtinai pabrunchinti ir papusryčiauti, labai patariu. Pažiūrėkit, kur atkeliavom. Hello. Yes, I would like to have this one. Iced cafe latte. Yes, and I would like to have this one. Full salad. Yes. Pažiūrėkit, tokios kavos dar niekada nesu mačius. Nu, žodžiu, aš nesu dar tokios kavos mačius. Čia yra latte macchiato, galima sakyti, mėlyna latte macchiato. Jūs tik pažiūrėkit. Ant kiek fainai ir kaip čia gražu yra. Ten yra baseinas beje, galima jį šokti. Jie net siūlo rankšluostį duoti, jeigu neturim. Wow. Žodžiu, čia yra vaisių salotos ir naminis kokoso riešuto jogurtas. Dabar valgysiu ir beje susitinku šiandien. Mano kickbokso treneris yra irgi čia su savo šeima. Tai aš su juo šiandien susitinku. Mes net nežinojom, nei jisai, nei aš, kad mes skrisim į Tailandą. Ir mes dabar esam netgi toje pačioje saloje. Ir šiandien mes su juo susitinkam, nes jisai pasiūlė, tai žiauriai fainai, bet mes dabar sakėm pusryčių ir mes norim kartu su juo varyti dar pusryčiauti, tai mūsų bus šiandien dvigubi pusryčiai, bet nieko. Kaip nors. Pažiūrėkit dabar, mano pusryčiai, mano draugo pusryčiai, kaip gerai atrodom, ta prasme. Žodžiu, paskutinė dienelė Kopenhagen. Dabar užsisakom patai makaronų, jie patys skaniausi čia yra. 2 porcijas užsisakom ir pažiūrėkit, kaip čia maistas atrodo, ta prasme, kaip viskas atrodo šviežiai. Pažiūrėkit, daržovės. Nu, žodžiu, paskutinė dienelė. Čia tiek daug maisto, aš numirsiu, kaip aš noriu čia viską suvalgyti, net įsivaizduojat. Bet mes dar Bankoke turėsim vieną dieną. Jau mūsų maistas beveik paruoštas. Sumokėsiu pinigėlių, 140 baht. Tai čia yra, nu, vienu žodžiu, 2 eurai čia šitą porciją kainuoja šito skanumyno. 2 eurai. Tai to sumokėsiu, tenais beje salotas, pažiūrėkit, paruoštos, šviežios. Nu, žodžiu, viskas žiauriai fainai. Žodžiu, grįžom jau iš miesto. Mūsų dienelė pasibaigė. Aš noriu parodyti, kokių prekių suradau kitoje salos gale. Tai pažiūrėkit, fainas maišelis, iš tikrųjų kainavo šitie daikčiukai netiek jau ir mažai palyginus, kaip tikimasi iš Tailando kainų. Tai pažiūrėkit, net suklijuota. Čia šaltukai kainavo 20 eurų, 890 baht. Bet, žinokit, aš negalėjau nepasimti, nes iš tikrųjų aš, aišku, gal Vokietijai būčiau irgi kažką panašaus radusi, bet kadangi aš sakau, kad noriu iš Tailando parsivežti kažką tai ir jau aišku, ten Tailande esu nusipirkus ir rodysiu jums štai šitus šartukus, bet čia tokie labai papigiai, čia visur siūlai įsitraukioje, čia tokie žiauriai papigiai, čia grinai Tailande, tik tai jais galima, man atrodo, būt. Paskui tokį mūdomuką. Štai, man tikrai labai patinka, galiu pasakyti.
Kažkaip nelabai tikėjausi, kad man tokia įdomu, kai tiks, bet žinokit, labai dabar pripratau, tai norisi tik tokius ir labai spalva man patinka. Ir nenoriu dabar rodyti užpakalio, bet yra stringai, visiškai stringai. Tai labai labai fainas iš tikrųjų maudomukas. Tai va, iš butiko nusipirkau šitus šartukus ir iš kito butiko nusipirkau štai tokią pliuskytę. Tas butikas vadinasi Atman. Štai tokios rankovytės, čia yra... Čia galima užsirišti, labai tiks su šitai šartukais, būtent Vokietijai vasarą nešiosiu, labai gražu, tikrai. Čia grinai, man kažkodėl tai grinas Tailandas. Tai ir dar vieną dalyką aš nusipirkau, tai šitą dalykėlį, čia yra kvepalai tokie, aliejiniai kvepalai, labai kvepia. Tuoj parodysiu, kaip atrodo. Štai, pažiūrėkit. Kainos nėra mažos, galiu pasakyti, kaip jau sakiau, čia kainavo 20 eurų, šitas pliuskytė kainavo 25, man atrodo. Tai kainos yra tokios panašios kaip ir Vokietijoje, aš nežinau, gal Vokietijoje šiek tiek daugiau kainuotų tokie drabuželiai. Šitos šartukus pirkau šitoj parduotuvėliai, šitą bliuską ir šitus kvepaliukus pirkau šitoj parduotuvėj. Tai va, buvo supakuota, Žodžiu, mes jau esam Kozamui, mūsų plaukimas su laivu buvo beprotiškas, galiu pasakyti, ne vienas žmogus tenais apsivėmė. Mes plaukiam tokiu greičiu, kad mūsų laivas sviravo, šokinėjo per bangas, tenais, žodžiu, tas laivas į visas pusės kratėsi. Pažiūrėkit, palaukit, gal matysit. Žodžiu, negalėjau nufilmuoti kažkaip. Čia yra, beje, oro uostas. Kaip jums oro uostas? Ta prasme, Kozamui. Pažiūrėkit, koks oro uostas. Pažiūrėkit. Įvairiausias kavinės. Čia nuostabiausi augalai. Pažiūrėkit, kaip atrodo viskas. Ta prasme. Čia tos kavinės žiauriai yra fainas. Čia yra kavos, kokios tu tik tai nori. Pažiūrėkit. Kavinukė. Žodžiu, mes jau tiek esam visko prisivalgę ir prisiryję ir va čia yra pirmi vartai vienas, čia reikia laukti. Ir tenais leidžiasi lėktuvai ir kyla ir galima beje stebėti, va, vienas lėktuvas jau atvažiuoja, nusileidęs. Čia žiauriai, aš dar niekada gyvenime nesu mačięs tokio oro uosto, galiu pasakyti. Šitas oro uostas yra turbūt, nežinau, reikėtų pasiklausti ChatGPT, ar daug tokių oro uostų egzistuoja, kuriuose yra galima sakyti kaip botanikos sodas. Ir va, tu čia sėdi. Žiauriai fain. Mes čia viską prisigėrėm, prisivalgėm, kokosų riešutų prisivalgėm. Čia dabar mes esam iš tikrųjų jau perėję per apsaugą. O tenais, kur pridavėm savo kuprinės, tai tenais irgi buvo labai daug vietų, kur galima buvo pavalgyti, kažką tai nusipirkti. Tai žodžiu, dabar palauksim šiek tiek ir valandą laiko turėsim skristi į Bankoką. Turėsim Bankoką 2 dienas tik tai ir paskui varysim atgal į Vokietiją. Žodžiu, nepavyko nufilmuoti, bet va čia va, matys taip gerai, kaip pakilo lėktuvas. Aš dar niekada gyvenime nesu mačius, kaip iš taip arti, kad lėktuvas pakyla. Beje, aš jums ką norėjau parodyti, pažiūrėkit. Viską, ką jūs čia matot, čia yra kava, čia yra, pavyzdžiui, šalti gėrimai, šalta kava, sultis, šalta arbata, paskui čia popkornai, ten yra ledai, čia yra vačiakuts, chicken ham, žodžiu, sumuštinukai tokie, viskas supakuota. Čia yra padažas, žodžiu, čia yra viskas, ką jūs matot, viskas yra nemokamai. Tu gali ateiti čia, tiesiog įsipilti kavos, įsipilti arbatos ir pavalgyti nemokamai. Čia yra tiems oro uosto svečiams. Žodžiu, žiauriai fainas, mielas oro uostas. Tikrai labai fainai. Ir šį kartą mes beje skrisim su normaliu lėktuvu, o ne su propeleriu. Tai žiauriai gerai dėl to. Pažiūrėkit vėl. Viskas žalia, viskas gražu. Ir čia yra beje gyvūnų, kurie vaikšto laisvai, katės ir šunys ir paukščiukai. Ir čia parodo, kad negalima jų maitinti.
Žodžiu, čia taip atrodo laukiamasis šito oro uosto. Ir šitas oro uostas Koh Samui yra top 5-tuke visoje Azijoje iš gražiausių oro uostų. Tai mes dabar va čia čilinam. Tuoj varysim. Iš tikrųjų dar iki tualeto nueiti ir tada lipsim jau lėktuvą.